Labas. Pasidalinsiu su tavimi informaciją apie arbatą. Apie tokią arbatą, kuri savo sudėtimi gali padėti išspręsti daug su savijauta susijusių problemų. Ir pasakysiu kodėl ir kokias tas problemas gali išspręsti. Jeigu suskaudo galva, gali padėti. Jeigu sukilo temperatūra, gali padėti. Jeigu tiesiog su žarnynu yra kažkas netvarkoj, gali padėti. Jeigu apskritai yra tokia mažai energijos turintis rytas ar turinti diena, jeigu yra tokia savijauta, kur net kartais sunku įvardinti, dėl ko taip yra, irgi gali padėti. Tos arbatos sudėtyje yra penkiaskiautė driekė, o tai yra geriau negu ženšenis, nes saponinų turi net 3 kartus daugiau negu ženšenyje ir tai yra tokia, ilgaamžiškumo žolelė. Taip pat sudėtyje yra net 6 rūšių žaliosios arbatos. Būtent tai ir suteikia daug mums energijos ir dėl to nerekomenduojama yra jos gerti vakare, tiesiog iki 6 vakaro jau ją reikėtų užbaigti gurkšnoti. Lotoso lapai. Tai, žodžiu, tos sudėtinės dalelės yra surinktos ir savo technologiją pritaikyta istorija siekia net 2000 metų senumo. Ir žinoma, kad tai yra susijęs su rytais, su rytų filosofija, su rytų holistinė medicina ir visa tai mums yra naudinga žinoti ir turėti tą galimybę pritaikyti savo gyvenime. Dėl to, kad atvirai sakant, aš nežinau kitos tokios arbatos, nors rinka arbatų ir vaistažolių tikrai yra labai išplėtota ir yra didžiulė įvairovė. Bet aš nelabai žinau vieną tokią arbatą, kuri tiek daug savyje turėtų mums galimybių suteikti daugybę pagalbos. Ir svarbu yra tai, kad tai yra antilipidinė arbata, vadinasi, jinai yra valanti arbata, valanti mūsų organizmą, valanti net smulkiausias kraujagyslės mūsų organizme. Tai dėl to yra tikrai labai svarbi ir reikalinga įvairiais metų laikais, ypač rudenį, pavasarį, kada mes pradedam rūpinti savo organizmo valymu ir jau tikrai sklinda kalba apie įvairias detokso programas. Tai turint ir vartojant šitą arbatą jau labai daug galima su šito taip pat padėti savo organizmui išspręsti šitas problemas. Žinoma, jeigu dar pridėsit tam tikrų kitų produktų, tai tikrai turėsit didžiulį savo organizmui palaikymą ir tas organizmo valymas tikrai bus pilnavertis. Tačiau vien tik arbata jau jūs galite